Šiandien paskaitų metu iškilo labai tokia specifinė tema. Tai nusprendžiau, kad tą temą noriu pasidalinti viešiau ir plačiau. Kuo toliau, tuo daugiau yra kalbama, su kokiais psichologiniais iššūkiais susiduria šeimos, kurios išgyvena nevaisingumą, kurios eina per gydymą, kokiose plotmėse yra sunku susitaikyti. Kažkaip labai smagu iš tikrųjų, kad vis dažniau ir vis daugiau tai yra kalbama, bet šitam visam nevaisingumo gydyme yra tokių specifinių mažų temų, kur žmonės galbūt nesusimąsto, galbūt nesureikšmina. Ir manau, kad tai yra visai normalu, nes sureikšminti gali tik tai tie, kurie tai išgyveno. Tai yra tokia siaura specifinė tema, kas atsitinka sėkmės atveju, kai nevaisingumo gydymas pasibaigia nėštumu ir gimdymu ir atrodo labai faina ir euforija ir jau viskas turėtų būti gerai, bet čia atsitinka toks mažas niuansas, kai yra atliekamas dirbtinis apvaisinimas, tai yra kai iš moters organizmo yra išimamos kiaušialąstės, jos yra apvaisinamos mėgintuvėlyje ir tada po 4, 5 arba 6 dienų įsodinamos atgal moteriai. Dažniausiai tų kiaušialąsčių būna daugiau negu 1 arba 2. Kaip mano atveju buvo 5 kiaušialąstės, kurios buvo apvaisintos ir tada manęs paklausė, o kiek dedam? 2 ar 3? Kadangi jauna sveika moteris, tai įdėkim 2, likusius 3 užšaldykim. Ir jeigu šitie 2 įdėti jau nuspręs neįsitvirtinti ar įvyks persileidimas, kad nereikėtų vėl eiti per visą gydymo procesą, vėl naudoti krūvą visokių vaistų ir panašiai, kad pataupyti sveikatą ir pataupyti pinigus, tuos užšaldytus pasiimam, įdedam į moterį ir tikimės geriausio. Mano atveju atsitiko sėkmė iškart, saulė ir smiltė, laksto 10 metų nuostabu, bet čia yra bet. Ta siaura niša, apie kurią niekas nešneka. Aš matau 2 vaikus, aš matau, kaip jos atrodo, aš matau jų charakterio savybės, aš galiu pasižiūrėti, o kurios savybės yra iš mano, kurios yra iš jų tėčio, kur dar matau ten senelius mūsų, tėvus ir panašiai. Ir tu nenori ateina mintis, o bet ten dar 3. Ten jau 3 susiformavę genų rinkiniai, kurie irgi yra pasiėmę kažką iš mūsų, o gal ten berniukai, o gal ten mergaitės. Ir tu gyveni nuolat. Tos mintis nėra, kad tu kiekvieną dieną vaikštai ir apie tai galvoji, bet jos vis iškyla. Ir tada tu turi sprendimą. Kai jau esi pasiruošęs, paauginęs tos vaikus, gali keliauti atgal į vaisingumo kliniką ir paprašyti, kad dabar įdėkit man dar ten tos, kur pasiliko. Bet kartais kelias tam yra užkertamas, kaip mano atveju, skyrybos. Ir viskas, ir aš negaliu pasiimti tų vaikų ir juos reikia, nežinau, ar vaikai, čia yra tinkamas žodis, bet aš kažkodėl savo viduje taip juos įsivardinu. Ir tada reikia rašyti prašymą į vaisingumo kliniką, kad tas apvaisintas kiaušialąstes sunaikintų. Ir čia irgi atsitinka didelis dalykas, kai tu turi perlipti per save ir parašyti prašymą į kliniką, kad sunaikinkit. Ir tada gauni atsakymą, kad kai jie bus sunaikinti, mes jums atsiųsime oficialų raštą. Ir tada tu lauki ir po kažkiek laiko ateina oficialus raštas, kad apvaisintos kiaušialąstės yra sunaikintos. Ir čia tada protas dar labiau sužaidžia. Iki neįtikėtinų istorijų.
Bet aš tai nemačiau, kaip sunaikino, o gal nesunaikino, o gal pardavė į juodąją rinką ir gal dabar mano vaikai kažkur vaikšto. Aš manau, kad kiekvienam etape žmonės turėtų turėti kažkokį tai uždarimą. Tam, kad galėtumėm toliau sveikai gyventi, nebeišsikeliant savo klausimų. Čia mano pasiūlymas būtų turbūt vaisingumo klinikoms suteikti galimybę žmonėms, kuriems tai yra reikalinga, kurie jaučia, kad nori sudalyvauti procese, kuriam tos apvaisintos kiaušialąstės būtų sunaikintos. Nes aš jaučiu, kad nors tuos tris apvaisintas kiaušialąstės sunaikino jau turbūt prieš gal 1,5 metų, aš jaučiu, kad tą etapą vis dar uždarinėju, kad jis nėra uždarytas, kad man reikia kažkokio ritualo ir būtent tai šiandien ir aptarinėjom paskaitose, kalbėjom apie netektis, apie gedulą, apie tai, kas yra tinkamas gedulas, tinkama netektis, kada yra leidžiama žmogui gedėti ir kada žmonės nekreipia dėmesio, kad tai yra įvykis, kuris yra nevertas būti pavadintų netektim. Bet kas apibrėžia, kas ta netektis. Tai man čia ir iškilo klausimas, apie kurį mes diskutavom su kolegom. Tai užšaldytų apvaisintų kiaušialąsčių sunaikinimas yra netektis ar vis dėlto tiesiog medicininės atliekos. Tai šita yra tokia specifiška tema, kurią, manau, visai vertėtų giliau paanalizuoti, pasižiūrėti ir galbūt duoti pasiūlymą vaisingumo klinikoms siūlyti psichologo pagalbą. Galbūt konsultacija tiesiog, kad žmogus suprastų, ko galima tikėtis. Aš, kai ėjau į procedūrą apvaisinimo, kad paimtų iš manęs kiaušialąstes, kad jas apvaisintų, man į galvą nešovė, net nesusimasčiau, kad aš susidursiu su tokiom mintim, kaip sėdėdama parke ir stebėdama į 2 metų amžiaus saulę ir smiltę, aš pradėsiu galvoti, o kokie ten berniukai ar ten mergaitės. O gal berniukas ir 2 mergaitės, o kokios ten jų akių kokia būtų spalva, plaukų kokia būtų spalva ir tu pagauni save nusvarstant, kokie ten tie vaikai būtų buvę. Šitos temos reziumė nėra. Gal veikiau pakelta tema ir pakeltas klausimas, o kaip reikėtų elgtis tokiu atveju, kaip reikėtų apsvarstyti prieš ruošiantis dirbtiniam apvaisinimui, tokias gal susidėlioti dedamąsias ar atsakymus į klausimus. Ir dabar, kai pagalvoju apie savo vaikus, aš visada galvoju, kad aš turiu 2 vaikus, kurie yra gimę ir gyvena, ir dar 4, kurie neturėjo galimybės augti toliau, išvysti šitą pasaulį. Tai tą ir nešiojus. Gal turit minčių, gal turit panašių išgyvenimų, tai labai kviečiu komentuoti, dalintis, o jeigu turit poreikį, visada galit man parašyti asmeniškai ir mes padiskutuosim, paanalizuosim ir galbūt rasim kažkokį širdį palengvinantį sakinį, kuris leis paleist arba susitaikyt, priimt, eiti toliau. Kiekvienam savas kelias.